jungiu įrašą. Aha, su verslininkais kalbant, taip? Su verslininkais, aplamai su treneriais, su Aš manau, treneriai ir, vers, kineziterapeutais. treneriai ir verslininkai tai yra du skirtingi dalykai, absoliučiai. Tai yra kita planeta. Ok, bet tai vis tiek, jeigu mes einam į sporto klubą, ar ne? Ta prasme, einam kalbinti sporto klubo įkūrėją, savininką, ar ką, nu jisai vis tiek jau yra verslininkas. Tai Mhm. kaip, kokie efektyviausi žingsniai, nuo ko pradėti pokalbį, kad sudomintų. Sudėtingas, sudėtingas klausimas yra labai, kiek mes dirbome su savininkais sporto klubų, kol kas Lietuvoje, aš nežinau, ar kas nors turit sėkmės istoriją. Nematau nei vieno Mes žmogaus su Daina, mes su Daina turim vieną sporto klubą, bet tai tikrai nėra labai lengva, bet aš manau, kad neturėtumėm mes taip Ne, skirstyti. aš dar čia nėra mano atkalbinėjimas, aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai nebus taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nes verslininkas visą laiką ieško pajamų galimybės, bet garantuotos, tokios, kur nesusigadinsiu kažkaip čia reputacijos, kažkaip čia tikrai labai, labai gerai. Tai vat, jeigu verslininkas atviras visiškai, ne, tai jis tada tau, Rasa, nereikės kažkokių tai labai ypatingų trajektorijų, kaip su juo kalbėti. Jisai pagaus mintį, jisai pats perpras ir jisai pats integruos. Bet jeigu jis nėra atviras, tai čia tada klausimas, ar kažkokios technikos ir kokie nors patarimai padės. Taigi, galbūt reikėtų kalbėtis apie tai, ar jisai iš viso yra atviras tam, kad kažką tai dar įvesti į šito klubo veiklą. Jeigu taip, tai tada tu galbūt galėtum peršokti prie to, kad Zinzino yra partneris su daugeliu brendo ambasadorių, kurie yra pasaulinio lygio sportininkai ir kodėl jie tai daro. Kodėl tie sportininkai naudoja Zinzino sveikatos protokolą? Kodėl? Kodėl Tai ne, vis dėlto, kodėl ne Dr. Watts, kodėl ne dar koks nors, kodėl ne iš vaistinės, kodėl iš Zinzino? Kodėl? Juk jie turi visas galimybės iš bet kur kitur tai paimti. Iškelt klausimą, galbūt pats jisai galės pasiknisti ir paieškoti, kodėl tas Zinzina. labai geras buvo tavo sakinys prieš tai pasakytas, kad reikia išsiaiškinti tada, ką jie daro. Ar jie tik tai dėl sporto, ar ir dėl sveikatos. Labai gerai irgi. Taip, jeigu, Taip, va čia buvo labai geras. na, aš jeigu būčiau tas savininkas, aš tau atsakyčiau, Rasa, dėl pelno. Dėl to, kad aš moku sėdėti ant daug skirtingų kėdžių ir aš kai persėdu nuo vienos kėdės ten, kur aš padedu gelbėjų pasaulį, persėdu ant verslininko kėdės, tai yra pelnas tada mano žaidimo pavadinimas. Ane? Ir aišku, yra ribos, kiek aš nusileisiu kokybės standartuose. Ane? Tai reiškia, nes aš, jeigu matau, kad aš iš labai aukštos kokybės galiu dar didesnį pelną gauti, nes man taip atrodo, ne? Tai dėl to aš laikausi labai aukštos kokybės. Bet pelnas yra tas dalykas, ką tu veiki, kai esi verslininkas. Aišku, ačiū labai. Prašau. Kokių dar klausimų? Ina, tu dar pradėjai kalbėti, aš taip tarsi lik ir nutraukiau tave dėl sporto klubų, bet ne, tai atsimutink tada. Aš tik norėjau pasakyti, kad sporto klubo savininkas, kuris sukūrė šitą verslą, jis pirmiausia yra žmogus. Ir jisai turi savo viziją, savo matymą, savo prioritetus, savo supratimą, ne? Ir tai, kad ir koks jis bebūtų kietas verslininkas, jis vis tiek viduje dar ir turi kažkokią asmenybę. Ir mums tikrai reikėtų žiūrėti į kiekvieną žmogų kaip į atskirą. Ir nesvarbu, ar jie visi, tarkim, paimam 10 verslininkų ir jie visi turi sporto klubus. Ar tai reiškia, kad jie visi vienodi ir prie jų visų vienodai mes galim prieiti? Nu tikrai ne. Nu tikrai ne. Ir jeigu mes 10 kartų pabandėm ir mums nepavyko, ar tai reiškia, kad nurašom visus verslo klubus, šitus sporto klubus?
Nu irgi tikrai ne, nes tai reiškia, kad tiesiog užtaikėm, o gal nemokėjom mes kažko padaryti. Tai aš noriu pasakyti, kad šiandien dienai kažkokių didelių wow mes neturim su sporto klubais, bet tai nieko nereiškia, nes palyginus, kaip buvo sunku dirbti prieš 10 metų su Zinzino, prieš 5 metus jau buvo gerokai lengviau, o dabar iš vis yra palyginus pasaka, ne? Tai tikėtina, kad dar po 2 metų viskas dar aukštyn kojom apsivers ir gal tie sporto klubų savininkai mūsų pradės ieškoti, ne? Tai niekada nereikėtų nieko nurašyti. Manau, kad pirmiausia išsikelkim į patį prioriteto viršų, tai žmoniškumas. Poreikio išsiaiškinimas, suvokimas, va kaip Kęstas dabar sakė, ar jie rūpinasi tik sporto ar sveikata, ar jiems rūpi tik pelnas, ar rūpi ir kokybė, ar jiems rūpi nors biškį ten padėti žmonėms, ar jiems visiškai neįdomu žmonės, o jiems rūpi tik tais pelnas, pelnas, pelnas ir visa kita nesvarbu. Tai yra suvokimas, supratimas, pažinimas žmogaus ir atliepimas jo poreikių. Nes jeigu jisai sako, man rūpi tik pelnas, 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 o jūs sakysit, bet pagalvokit, kaip mes padėsim žmonių sveikatai, jam nerūpi, ane? Aš dar papildysiu tą, ką Ina sako. Čia Rasa tau gal irgi gali būti rekomendacija tokia, kad pradėti pokalbį nuo to žmogaus atribojimo nuo jo verslo. Tai yra sakyti ten, Petrai, tu visų pirma esi verslininkas, o sporto klubas yra tik tai vienas iš tavo verslų. Ir aš noriu su tavim pasikalbėti kaip su verslininku. Ar tu įžvelgi potencialą tame, ką mes čia veikiam? Ar tu matai, kad tai gali išsiplėsti? Nes galbūt jisai visai ne per sporto klubą, gal jisai kaip tinklodaros partneris pasijungs ir statys tą verslą, o sporto klubas toliau ten dirbs taip, kaip dirbo. Na, kas dar kokį nors klausimą? Tai Rasa, dar jeigu sugalvosi dar klausimų, tai sakyk apie tą sporto klubą, ar tau jau maždaug aišku, dabar jau susidėliojo galvoje strategija, kaip čia dabar kalbėtis? Taip, susidėliojo strategija iš tikrųjų. Ina, ačiū, labai, labai gerai kalbėjai iš tikrųjų. Bet tai čia, taip, čia ne tik sporto klubai, čia aplamai. Ir tie grožio salonai ir visa kita. Reikia eiti tada per žmogiškumą. Ne? Galbūt paklausti, kodėl tu iš vis atidarei grožio saloną? Nuo ko prasidėjo viskas? Kokia tavo idėja buvo? Ką tu norėjai su tuo nuveikti? Pasidomėti jo verslu. Nu, tai kokia jo idėja buvo ir galbūt jo idėja buvo, o kokia dabar tavo idėja? Ar jinai tokia pati, ar transformavosi kažkaip, tai ką tu dabar sieki? Ane? Ir tokiu būdu tu gali išsiaiškinti, ką žmogus galvojo, ką dabar galvoja, ir tada gal tau bus aiškiau, kaip pateikti Zinzino pasiūlymą. Mhm. Tiesiog, ko gero, nežinau, jau atrodo milijoną kartų esam apie tai kalbėję, bet matyt niekada nėra per daug. Nu, kol mes net nenutuokiam, ko žmogus nori, kaip mes galim jam ką nors pasiūlyti. Nes tikrai egzistuoja kiaulystės dėsnis, kai tu atrodai, kad nu va šitam tai tikrai šitas turėtų labai rūpėti, nes man taip atrodo. Ir būtent šitas mažiausiai rūpi ir tu nepataikai ir susifeilini ir tavęs daugiau klausyti net nenori. Tai kam daryti tokias klaidas? Nereikia nieko teikti, reikia klausti ir klausyti. Na. Nagi, drąsiau, ar visiems visiškai aišku, ar... Aš turiu dar vieną greitai. Kito klausimas. Aš čia ne klausimas, reklaminė pauzė. Taip. Ar matėt, ar perdavė jums jūsų lyderiai, kad 26, taip, šeštadienį, 2 valandą dienos atvyksta pas mus į Lietuvą 3 mūsų Zinzino
lyderiai, Orianas, Jacobas ir Peteris. Ir jūs turit galimybę juos taip iš arti pačiupinėti, pakalbėti, pakalbinti ir atsivesti potencialų galbūt partnerį, vyrą, verslininką, kur jūs pačios niekaip nežinot, kaip tą vyrą įkalbinti arba kaip parodyti jam tą zinzino vertę arba tą vyrišką pusę šito verslo, ne? Nes mes moterys dažnai kitaip matom šitą verslą ir vyrai, kai mūsų klauso, jie kažkaip galvoja, kad mes čia bėgiojam su žurnaliukais, su buteliukais ir nieko rimto čia su mum tikrai nuveikti neįmanoma, bet jūs turit progą. Pasinaudokite, atvažiuoja 3 galingi vyrai. Čiupkit savo visus verslininkus, draugus ir tempkit susipažinti. Reklama baigta. O tai vertimas bus ar ne? Nes užduodu tą klausimą kelintą kartą, nieks neatsako. Kas bus? Vertimas į lietuvių kalbą. Nieks neatsako, Rasa, todėl, kad projektas šitas sugalvotas buvo vakar. Ir viskas yra ekspromtu sugalvota, tai tiesiog jeigu jūs galit būti vertėja, tai tikiu, kad Augulis jūs priims. O jeigu turit pasiūlyt, kas galėtų būti vertėjas, tai irgi tikriausiai, kad priims, ne? Reiškia, kad Andrius šaunuolis ir ačiū jam, jis apsiima labai daug organizacinių reikalų, tad jau būkim atlaidesni jam, ne? Kai jis per vieną dieną sugeba suorganizuoti mums tokį susitikimą, tai bus, nebus, pažiūrėsim. Aš tik tai vieną dalyką dar noriu, aš dabar skaitau tą parašytą kvietimą ir jame yra parašyta renginys atviras visiems zinzino partneriams. Tai turėkite omeny, kad tikrai partneriams visiems. O jeigu atsivedat svečią, tai svečias turi būti jau toks, kuris beveik jau partneris. Ne tas, kuris nieko negirdėjo ir nesuprato, į kur atėjo. Tai dėl to, kad greičiausia, kad tai nebus beveik 100% jau dabar turbūt iš teksto, kai skaitau, tai nebus prezentacija rekrūtinimo, ateikit pas mus į verslą. Ne? Tai bus partneriams labiau renginys, bet aš manau, kad mes dar tą turėtume patikslinti. Ne? Ar galėtų būti kažkokia trumpas pristatymas ir svečiam? Aš tai manau, kad ne, labai aiškiai yra parašyta, kad pristatymo svečiam nebus, bet aš kalbu apie tai, kad atsivesti, supažindinti, ta prasme, ir išgirsti, pamatyti kitą biškį požiūrį, pamatyti virtuvę. Šiaip kai, nežinau, ar kas nors esat rekrūtinę kokį nors rimtą verslininką, jeigu taip, tai jūs tikrai žinot, kad su tokiais žmonėm yra lengviausia, paprasčiausia. Jie viską labai greitai supranta, jiems nereikia ilgų prezentacijų, jie 3 klausimus uždavė ir jiems viskas aišku. Tai aš kalbu apie tokius žmonės, ko gero, ne? Tai tikrai nekviečiu susivesti visų kaimynų vyrų per prievartą, kurie iki verslo toli, ne? Tai tiesiog apeliuoju į jūsų suvokimą, kur ten eina tie žmonės. Tai prezentacijos ten nebus. Gerai, tai dabar tada matau, kad čia įkrito keletas klausimų. Pirmas, Paulina, ar aš galiu pasidalinti, kaip man atrodo? Tai aišku, Paulina, įsijunk mikrofoną ir pasidalink, nežinau apie ką, tik tai jau čia turbūt nuėjo ta tema. Čia buvo apie grožį, girdit mane? Taip, girdim, prašau, sakyk. Aš pati neseniai susisiekiau su viena kosmetologė. Ir pavyzdžiui, aš manau, kad dabar yra labai puiku, kai mes turim kolageną ir aš, tarkim, jai parašiau, kad žiūrėk, tu dirbi su grožiu, ar ne, su moterim, darai visokius valymus ir visa kita. Ir tiesiog, aš manau, kad tokioj sferai tai čia yra geras tas toks taškas, kur jinai, tarkim, kol ten daro, bendrauja su klientai ir panašiai, jinai gali pasiūlyti, jinai gali papasakoti apie tą produktą, nes tai, kaip ir šnekam, tai yra irgi vidinis tas toks rūpinimasis savim, ne tik išorinis, ar ne? Tada tą berašydama supratau, kad net ir
skaidlas jinai gali rekomenduoti dirbdama, nes žarnynas labai susijęs su oda, taigi, ar ne, irgi, tai vat šitoj vietoj, tai aš manau, kad čia labai šiaip geras taškas, tik tai nuvaryk žmogui paaiškinti kažkaip, ar ne, labiau gražiau ten sudėliot, nupasakot, bet kas susijęs su visokiom kosmetologam ir viskuo, tai manau žiūri super tas, kad dabar turim kolageną ir va net ir skaidlas, nu va viskas, aš manau, kad tokioj sferai tikrai gali paeiti šitas. Puiku, ačiū Paulina. Labai noriu pasakyti vieną žodį, leidžiu naudoti savo nuotraukas prieš zinziną ir po zinzino visiems kosmetologam ir dermatologam. Tai jie tikrai pamatė, Ar Daiva, buvo. ar tu esi pasidalinimuose sveikatos patirtimis pasidalinusi savo šitom nuotraukom? Taip. Tai reiškia, ten ir galite rasti, taip? Baisi rožinė jo, kur sakė, kad tikrai nepagydoma ir, žodžiu, mirsi tu su ją ir dabar net dukra, kuri 25 metų sako, oh my god, mama, kokia tavo graži oda. Taip kad leidžiu visiems naudotis. Nu va, puiku. Puiku, aš irgi noriu širdutę uždėti, va. Tau už tai. Gerai, Brigita rašo, negaliu kalbėti, atsiprašau, kaip atsakyti į klausimą. Kuo zinzino Balance Oil skiriasi nuo vaistinėse parduodamų? Suprantu, kad klausimas standartinis, man pati pradžia, bet dažnai jį girdžiu. Labai geras klausimas, Brigita, jisai nėra toks jau ir šabloninis, nes jisai labai dažnai užduodamas yra ir atsakyti gali nuo labai paprasto atsakymo iki labai sudėtingo mokslinio. Ir dėl to tai tampa šiek tiek netaip jau ir paprasta, ne? Atrodo paprastas klausimas. Tai vienas paprasčiausių atsakymų yra, kad gali per klausimą tai padaryti, užduoti tam žmogui klausimą. Kaip jisai mano, ar balanso aliejus arba omega-3 produktai, ar yra galutinis tikslas, ar tik tai priemonė. Ir tegu žmogus vartosi, tegu jisai tau pasako, ar tai yra priemonė, ar galutinis tikslas. Galutinis tikslas tai reiškia, kad tiesiog skanu labai gerti. Arba tiesiog vartoju ir šiaip savo, ir man jokio kito tikslo nėra, tiesiog vartoju. Bet jeigu, nemanau, kad žmogus mąstantis turėtų taip atsakyti. Mąstantis žmogus turėtų pasakyti, kad, nu ne, tai yra priemonė. Tikslas yra kažkoks kitas. O koks yra tikslas? Kad nebūtų deficito kūne omega-3. O kaip tu gali žinoti, ar nėra deficito? Iš akių spalvos galima pasakyti? Iš kokių parametrų galima pasakyti? Ant svarstyklių atsistojus galima pasakyti ar ne? Jokie kiti parametrai neparodo. Yra tyrimas, yra kraujo tyrimas, kuris parodo, ar pasiektas yra rezultatas ar ne. Tai kai mes pradedame darytis tyrimus, nebekyla klausimų, kuom zinzino produktas skiriasi. Tuom, kad grįžta žmonės į gerą tyrimą, o su kitais produktais ne. Tai va, kuom skiriasi. Tai čia yra paprastasis kelias, nemokslinis, nevaidinant išmanančių apie polifenolius, apie miligramus ir apie klinikinės studijas ir apie PubMedus ir panašiai. Ne? Tai galbūt tas ir geriausias yra toksai paprastas per klausimus ir per pačio žmogaus, kuris tau uždavė tą klausimą, atvedimą jo pačio galvoje, pavadinkim tą, nes tu, kai užduodi jam, gražini jam klausimą, tai tu jį laikai jo galvoje. Jeigu tu į klausimą pradedi atsakinėti, tu turi riziką labai didelę prarasti tą žmogų, nes galbūt tu pasakoji jam nesuvokiamus dalykus. Arba kažką, ko jis dar nežino, nesupranta ir polifenoliai kažkokiais nėra girdėjęs ir kuo daugiau nepažįstamų žodžių tavo kalboje, tuo didesnis šansas, kad jis jau nebeklauso tavęs, jau galvoja kažką apie kitą, kaip jis ten grįš namo ir kas bus vakarienės ten ir panašiai. Ane? Ar atsakiau, Brigita, į klausimą? Jeigu atsakiau, tai parašyk. Einam toliau, tai skambino įmonės ir didelė dalis sako, turime sveikatos draudimą. Koks neblogas argumentas būtų, kad tai nėra visiškai tas standartinis sveikatos patikrinimas.
Laimonai, atsakyčiau gal taip. Na, bus labai ilgas mano atsakymas, bet pasistengsiu aš jį kažkaip tai supakuoti į kuo trumpesnį. Vieno labai išmintingo gydytojo pasakymu, mediciną galima būtų padalinti į 3 etapus. 1.0 medicina, 2.0 ir 3.0. Tai 1.0 buvo prieš 100 metų. Čia suprantat tą 1.0, ne? Čia kaip Windowsai pirmi, ar kaip čia pavadinti. Tai 1.0 buvo, kai ligos tai buvo atsiųstos dievų, na ir panašiai. Suprantat, ne? Tada medicina 2.0 atėjo. Ir paaiškėjo, atsirado mikroskopai, paaiškėjo, kad yra tokie mikrobai, tada dar giliau žmogus įsikniso, paaiškėjo, kad yra genetika ir ten dar visokių dalykų išaiškėjo. Tai 2.0 medicina jau šiandien yra aišku, kad išgelbėjo žmoniją nuo staigios mirties. Nes anksčiau 1.0 medicinoje žmonės staigiai numirdavo nuo to, kad gaudavo traumą, nukraujuodavo ir mirdavo vietoj. Gaudavo traumą, supūliuodavo, užkrėtimas ir mirdavo. Ir dar kažkokie tai ūminiai dalykai, gimdymo metu tenai kažkas nutikdavo arba dar. Ir dažniausiai tai būdavo infekcijos arba traumos, arba trauma plus infekcija. Ir staigi mirtis. Ne? Ir žmonės gyveno iki 30-40 metų. Jeigu statistikoje išeliminuojate staigias mirtis prieš 100 metų, žmonės gyveno beveik tiek pat, kiek dabar. Ir mirdavo ne taip skausmingai, ne taip ilgai ir ne taip brangiai. Tiesiog nueidavo miegoti ir kitą rytą nebeatsikeldavo. O šiandien mes mirštame dešimtmečiais, skausmingai, su krūva vaistų, su krūva gydytojų, pjaustimų mūsų ir baisiausiais būdais. Tai yra 2.0 medicinos laikotarpis, kai mes išvengėme staigios mirties, bet su ilgalaikė lėtąja mirtim nieko nesusitvarkėm. Na, gal nuskausminimas šiek tiek pagerėjo. Tai 3.0 medicina yra zinzino. Tai 3.0 tai yra prevencija. Tai yra kaip padaryti, kad mes gyventume sveikai ir išvengtume, reiškia, staigios mirties ir toliau vengiame su 2.0 medicina, su gydytojais, vaistais, ligoninėm ir panašiai. Jeigu norim ilgalaikės mirties, tos lėtosios mirties išvengti, mums reikalinga ne 2.0 medicina, o kažkas kito. Nes jeigu pas 2.0 mediciną jūs nueisit ir paklausit, aš esu sveikas, neturiu jokių nusiskundimų, bet noriu toks ir išlikti, tai ką man daryti? Būsit išvyti lauk, nes ten eilė dar stovi tokių, kuriems skauda kažką ir kuriems kažkas yra blogai. Ar ne taip? Teisingai. Nes tai nėra 2.0 medicinos tema, kaip išlikti sveikam. 2.0 medicinos tema yra susirgau, man labai skauda, man labai bloga, man kažkas nutiko, gelbėkit. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą, jeigu taip, tai klausimas dar buvo, kad tai nėra, zinzino nėra visiškai standartinis ir kad sveikatos, tai ką daro sveikatos draudimas? Sveikatos draudimas tai yra 1.0 plus 2.0 medicina, mirštų taip pat greitai arba taip pat ilgai ir skausmingai, tik tai už tai dar man sumoka pinigų kažkokią struktūrą. Na, tai ne mano kelias, man taip nelabai patinka. Norėčiau geriau išvengti to, ne? Tai draudimas nepadeda išvengti jokių sveikatos problemų. Draudimas tik padeda gauti kažkiek pinigų joms nutikus. Ne? Taigi, o zinzino tai yra būtent prevencija. Tai koks argumentas? Argumentas, kad 3. medicina ateina. Nori tu to ar nenori, didžioji dalis žmonijos pereis į 3.0, 2.0 naudos ekstriniai pagalbai. Taip, kaip apginti zinzino produkciją, jei nuomonė, kad čia išpūstas reikalas, marketingas ir dar kaina didelė.
Na, Roberta, visų pirma, reikėtų atskirti, kur yra priešprieša tiesioginė, o kur yra diskusija. Tai priešprieša tai yra, kai žmogus įsitikinę savo teisumu. Labai gerai pasakoju. Dainora, mikrofonas įsijungė, aš tau išjungiau jį. Tai dabar priešprieša tai yra, kai žmogus yra įsitikinęs savo teisumu, tavo kvailumu, tu esi durnas, tu esi žulikas, tu čia pardavinėjai nesąmonės, o aš esu fainas, aš esu protingas ir aš viską žinau. Aš žinau, kad vaistinėse geriau, aš dar ką nors tenai žinau ir panašiai. Tai yra tiesioginė priešprieša. Tokiu atveju retai kada galima kažką padaryti. Labai aukšto profesionalumo reikia, kad kažkaip tai tą žmogų taip mandagiai, draugiškai pakreipti ir susidraugauti ir susėsti vieną pusę stalo. Dabar, kai yra diskusija, dar girdžiu, kad pastebėkit savo mikrofonus, ypač jeigu pas jūs aplinkoje yra triukšmo, kokio nors, ar kalbat, ar ką nors, tai tada pasižiūrėkit, ar jūsų mikrofonas yra išjungtas prieš tą triukšmą keldami. Viskas gerai, nieko tokio, visiems nutinka, net ir man tai būna, tai tiesiog atkreipkite dėmesį. Dabar tai grįžtų prie klausimo, taip. Aha. Kas tai yra diskusija? Visgi galvoju, kad Roberta, tu man uždavei klausimą ne apie diskusiją, o apie priešpriešą. Tai greičiausia, nes kai jau surandi tokį labai įsitikinusi žmogų, kuris viską žino, kad benzino yra per brangu, kad yra čia nieko gero, nieko geriau negu kitur, tai čia greičiausiai yra priešprieša. Yra įsitikinęs žmogus savo teisumu ir klausimas, ar ten pavyks kažką nuveikti. Va, bet patarimas vis tiek reikalingas. Tai tokiu atveju geriausia uždavinėti klausimus. Jeigu tau pavyks apsukti viską, kad tas žmogus tau atsakinėtų į klausimus, o ne tu jam, gali būti, kad bus įdomi toliau eiga. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jisai sako, čia labai didelė kaina, išpūstas reikalas, visur kitur viskas yra geriau. Kaip įdomu, Petrai, žinai, kad tu man papasakok biški, nes gal čia mane apgavo, tai tu man truputį papasakok, kas tenai yra geriau. Tu man parodyk, ar gali man į internetą įeiti, parodyti, kur čia yra tas geriau ir kur ten ta kaina maža. Man labai įdomu, tu mane apšviesk. Ir pradės aiškėti, kad Petras tik tai šiaip sau tai sakė, jis nieko iš vis nežino, jis tiesiog turi nuostatą, kad visi papildai yra nesąmonė ir panašiai. Tai nežinau, Roberta, jeigu tau dar norisi patikslinti tą klausimą, tai patikslink, aš dar prabėgsiu kitus. Taip, ačiū, Brigita parašė, puiku, gero vakaro, ačiū, turi bėgti. Aha, gerai. Tai grįžtų prie Robertos arba dar kas nors, jeigu turit kokį klausimą, tai užduokit jį. Kas dar kaip susitvarkot su tais, kurie būna įsitikinę savo teisumu ir nori jūs sužlugdyti? Gal turit kas nors dar patarimą? Nu tai pavyzdžiui, dėl kainos, kai sako kaina didelė, tai aš klausiu, tai palyginti su kuo ta kaina didelė. Iš tikrųjų, jinai nėra maža, iš tikrųjų, nėra jinai pigi, ne 10 eurų, ne 5 eurai tas buteliukas kainuoja. Bet tarkim, kai aš žinau vertę to dalyko, kaip man padėjo išspręsti tam tikras problemas ir mano dabar visa šeima vartoja 5 metai. Tai kažko galbūt galima atsisakyti, tarkim, susidėlioti prioritetus tuos pačius. Ir kitas dalykas, kai tu supranti, kad tai yra ne papildai, ne vitaminai, o tiesiog maistas, kuris stovi tavo šaldytuve. Taip pat, kaip tu perki ten dešrą, duoną, sūrį, sviestą, taip čia yra irgi maistas, kurio mums trūksta, maistinės medžiagos ir tu tiesiog perki jį kaip maistą, o ne kaip kažkokius tai papildus. Truputėlį tas kitas požiūris, bet aišku, čia jau reikia žmogui pajausti tą vertę, kad jisai tai pradėtų galvoti. Tai jeigu jisai tavim pasitikė... Labai daug sluoksnių yra, labai daug, jo, ir Daiva, tu visiškai teisi ir aš galiu tau dar išsluoksniuoti, dar daugiau sluoksnių. Taip. Iš kokio biudžeto tu imi pinigus? Ar iš grožio, ar iš mitybos, ar iš vaistų,
ane? Ir gydytojų krepšelio, kur tau reikės konsultacijų, vaistų, ligoninių ir panašiai, ane? Ar iš emocijų krepšelio, kur kas nutiks, kai tavo vaikui bus blogai ir sirgs jisai ir taip toliau. Tai iš kurio krepšelio ir apie ką mes čia kalbam, kas čia yra brangu. Nes Daiva, va dar pagilinsiu. Ar matėt visi partnerių mokymai LT turbūt? Ne, Omega 3 Info LT yra lentelė tokia, palyginamoji skirtingų omega 3 papildų. Matėt, ne? Aš tiesiog nenoriu labai techniškai nuskambėti, bet jeigu jūs paskaičiuotumėt per miligramą omega 3, tai zinzino yra prie pigiausių papildų. Tai tik tai, kad žmonėm, kurie sako, kad čia labai brangu, dažniausiai, kodėl aš iškėliau priešpriešos temą, nes jūs galite jiem pasakoti ir pasakoti argumentus, jie nieko negirdi, absoliučiai, jie yra visiškai ausyse kamščiai. Ir tai va dėl to labai pavojinga tokiam žmogui pradėti argumentuoti. Nes jisai durnių įjungęs, o tu, žinai, nu, iš visos širdies lieji širdį jam ir pasakoji apie tai, kodėl čia yra nebrangu. Ne? O jis kuo toliau, to vis labiau juokiasi iš tavęs, kaip tu stengiasi. Tai va, tai pirmiausia reikia įsitikinti, kad tai nėra priešprieša ir kad pereiti diskusiją reikia uždavinėti jam, tam žmogui, krūvą klausimų, kad jisai atsipeikėtų, kad jisai realiai nelabai ką supranta. Ne? Rita kelia ranką ir Roberta, tai atsakykime jūsų klausimus, matau 4 minutės virš laiko, bet dar pabaikime iki galo. Tai Rita. Aš tiesiog noriu pakomentuoti, kad tai pigu ar brangu, ne? Kažkada tai išgirdau vieną tokį pasiūlymą kaip pavyzdį ir pradėjau jį naudoti irgi ir man pačiai man patiko tas dalykas, kai išverti visą šitą sumą mėnesinę, pavyzdžiui, kas liečia išlaidų, ne, į vienos dienos išlaidas. Tai va tas man tai veikia ir pačiai, kaip sakant, ir kitiems, nes ten, pavyzdžiui, 150 eurų kažkam yra labai daug, bet kai paverti tai į 3 eurus per dieną, nu, čia aš taip sakau, ne, tai jis pagalvoja, aha, nu tiksliai, aš tik vieną kavos puodelį išgeriu per dieną, o čia viso mėnesio skaityk, aš vitaminus gausiu, aliejų gausiu, ten tą gausiu, tai daugeliui padeda, o tie ypač, kurie dar rūko, tai jie dar surūko, tai čia pakelis cigarečių, pavyzdžiui, kavos puodelis ir per mėnesį jau 300 jisai išleidžia, o aiškina, kad 150 jam brangu, tai va, pavertusi į dienos išlaidas, man tai padeda. Puiku, ačiū Rita, galima į dienos išlaidas paversti. Dar labai gera rekomendacija paklausti, o ką tai reiškia, kad brangu? Ar tai reiškia, kad per mėnesį tau per daug pinigų išeina, ar tai reiškia, kad yra pigesnių produktų, nes brangu labai abstraktu, reikia konkrečiau. Taip, gerai, Roberta. Aš dar greitą klausimėlį, sveiki. Turiu kolegų buvusių Brazilijoje ir Bangladeše ir visai domėtųsi irgi partnerystę. Zinzino, ar turim žmonių, kurie man galėtų padėti su tais būsimaisiais, tarkim, partneriais, kad, nu, tiesiog ten plėtoti šitą partnerystės verslą? Brazilija ir Bangladešas bus sudėtinga dėl to, kad striks muitinėse. Netgi aš esu siuntęs, man atrodo, į Braziliją, ten nėra taip paprasta, kol tai nėra atidaryta rinka, tu įsivelsi ta prasme, aš vėlgi net kalbinėjau, kaip Ina sako, viską darykim viską ir nu, visada kažkur kažkaip jūs pramušit vis tiek ir kažką nuveiksit, tai yra geriau negu nieko nedaryti, bet aš iš karto įspėju. Tai bus labai sudėtinga ir daug iššūkių tu patirsi. Žymiai geriau yra atidarytose rinkose ir greičiau, ir geriau. Tai tiek. Supratau, dėkui. Prašau. Na kągi, laikas atėjo iki virš pabaigos. Na, tai dabar sakykit, kaip jums šiandien, ar patiko, ar taip, laikas, gerai. Džiaugiuosi, man reikia atgalinio ryšio, nes aš juo pasimaitinu tada. Tada jaučiuosi, kad verta buvo tą praleisti laiką su jumis ir kad tai davė naudos, matau ir bučkių, ir laikų. Na va, tai ačiū labai tada ir pasimatysime ketvirtadienį treniruotėje. Kęstuti, ar galiu paklausti greitai? Tai jau visiems leidžiam atsijungti, išjungiu įrašą ir greitai galima dar paklausti. Gerai.
šitą Kęstutį, kur sužinoti, kokiose šalyse yra mūsų zinzinas? Nu, Ginai, kur? Koks paprastas klausimas. Atsidarai zinzino.com, tada nueini keisti šalį ir kalbą, ir ten yra pagrindinės šalis, jos yra atidarytos, ir yra kitos šalis, globalios šalis. Tai ten paspausi tokį Global Markets ir ten bus tos šalis, kurios neatidarytos. O ten, kur Main Markets, tai ten yra atidarytos. Ten, kur keiti šalį ir kalbą. Aha, supratau, gerai, tada ačiū. Ačiū, buvo labai naudinga. Iki. Iki. Nematau, kad mes iš viso įrašą darėm. Va čia tai įdomu. Nu gerai, tikiuosi, kad įrašas įvyko. Iki, čiau.